Sveiki visi. Manau, kad pirmasis pranešimas labai puikiai susijęs su mūsų antrąja tema, kadangi reikia žinoti ne tik apie emocinį intelektą, bet ir apie dirbtinį intelektą. Ir šiandien aš noriu Jums papasakoti šiek tiek apie tai, kas tai yra dirbtinis intelektas, kodėl reikia apie jį kalbėti dabar. Tikiu, kad daugelis iš Jūsų esate girdėję apie tai jau šiek tiek bent jau. Ir taip pat, kaip Jūs galite jį pritaikyti savo versluose, nesvarbu, kokio dydžio Jūsų verslai yra. Tai šiek tiek pradedant nuo pat pradžių, taip, kuomet mes žiūrim į inovacijas, revoliucijas, jos vyko jau labai seniai, taip, mes matome šią laiko įvykių istorinę seką, kur matome, kad tai vyko ir žemės ūkio revoliucija, ir rato išradimas, geležies amžius, taip, bet jeigu pasižiūrime į tuos paskutinius 2000 metų ir galbūt net į paskutinius 500, mes turime labai daug įvykių, kurie vienaip ar kitaip revoliucionavo tai, kaip mes dirbam, kaip mes bendraujam, kaip mes gyvenam. Ir per paskutinius kelius šimtus metų mes turime ir dirbtinį intelektą, turime ir duomenis, turime ir internetą, ir daug įvairiausių kitų įvykių, kurie iš tikrųjų keičia ne tik kaip mes dirbame, bet ir kokie mes esame kaip profesionalai, bet tai kaip ir žmonės, taip. Ir jeigu žiūrime į paskutinės tokias žymiausias, didžiausias revoliucijas, taip, tai buvo garo variklis, tai buvo elektra, tai buvo internetas. Ir dėl ko mes kalbam apie dirbtinį intelektą dabar, nes mes gyvename dirbtinio intelekto ir duomenų revoliucijai. Dėl to nekalbėti apie jį tikrai negalime, tai yra svarbu ir tai tikrai padeda kiekvieno iš mūsų verslui vienaip ar kitaip. Tad gyvename tikrai labai įdomiam amžiuje, kuomet viskas keičiasi, daug girdime apie dirbtinį intelektą, vieni turime geras nuomonės, geras nuojautas, kiti turime gan prastas. Tai kas iš tikrųjų yra tas dirbtinis intelektas? Jeigu kažkas žiūrėjote filmą Terminatorius, tai galbūt įsivaizduojate dirbtinį intelektą kaip vienas iš to filmo veikėjų. Taip, tokį baisų robotą, kuris ateina ir užgrobia ir paima mūsų darbus. Taip, dažna nuomonė, kurią girdžiu iš žmonių. Bet taip nėra. Taip nėra ir kas iš tikrųjų yra tas dirbtinis intelektas, ar jis yra iš tikrųjų toks baisus. Galbūt jeigu jisai paklius į netinkamas rankas, tai ten visko gali būti, taip. Bet iš tikrųjų dirbtinis intelektas, tai jeigu jūs norite duoti kažkokią tai nuotrauką ar vizualą dirbtiniu intelektui, kaip jis atrodo, kas jis yra, tai yra superkompiuteris. Tai yra kompiuteris, tai yra kodas, tai yra algoritmas, taip, tai yra realiai tikrai ne robotas ir ne kažkoks į žmogų panašus padaras su daug elektros laidų. Ir dirbtinis intelektas yra pagristas mūsų duomenimis, taip, jisai absorbuoja tai, ką mes jau turime iki dabar, duomenis, informaciją, treniruojasi ir tada gali pateikti vienas ar kitas rekomendacijas ar pasiūlymus, taip. Tai iš tikrųjų pats dirbtinis intelektas šią dieną nėra pasiekęs tokios stadijos, kur jisai mąstytų daug geriau negu žmogus ar galėtų pats turėti kažkokią nuovoką. Link to yra judama, bet tai nėra dar ta stadija ir tikrai to nereikėtų bijoti. Bet kai mes kalbam apie dirbtinį intelektą, šiaip dirbtinis intelektas tik dabar yra toksai aktualus terminas, bet jeigu mes pasižiūrim, kada dirbtinis intelektas iš tikrųjų prasidėjo, tai yra 50-aisiais metais. Ir po to mes turėjome, pavyzdžiui, IBM-o būtent sukurtą dirbtinį intelektą, kuris nugalėjo Grandmeisterį Garry Kasparov, taip, šachmatų partijoje. Mes turėjome Siri, Apple būtent telefonuose egzistuojantį asistentą, taip, kurio mes galėjome paklausti ir vis dar galime paprašyti tam tikrų dalykų. Tai irgi yra dirbtinis intelektas. Mes turime Google paiešką, kuri irgi veikia dirbtinio intelekto principais. Ir galų gale mes vėlgi turime įvairiausius įrankius šiom dienom, mes turime Netflix. Jeigu žiūrime Netflix ar bet kokį kitą portalą ir jais naudojamės ir ten yra rekomendacijos, tai irgi yra dirbtinio intelekto variklio pagrindų sukurtas algoritmas. Tai tas dirbtinis intelektas jis iš tikrųjų nėra, kad jis dabar čia atsirado ir sprogo ir dabar mes visi turime apie tai mokytis. Jis iš tikrųjų vystėsi labai po truputį paskutinius 70 metų. Ir šiandien iš tikrųjų yra tokia visai simbolinė diena, nes prieš 1 metus mūsų pasaulį absoliučiai pakeitė ir tiesiog atsirado toksai naujas dalykas kaip ChatGPT.
Taip, kažkas iš jūsų esat jau tikrai naudoja. Tai jeigu žiūrim, kaip greitai platformos augo nuo 0 iki 100 milijono vartotojų, matot, kad ChatGPT per 2 mėnesius. Per 2 mėnesius. Kuomet kitos platformos kaip Netflix, Spotify užtrunka 10 metų, taip, ten Instagramas 2,5 metų. Bet turim ChatGPT, dirbtinio intelekto modelį, kurį daugelis naudojam galbūt jau kasdieną ir jisai užaugo per 2 mėnesius iki 100 milijonų vartotojų. Ir jau yra metai, kaip mūsų visų pasaulį realiai pakeitė šio įrankio atsiradimas. Ir kai aš kalbu apie dirbtinį intelektą, aš visą laiką susiduriu dar su žmonėm, kurie aišku irgi kalba apie tai, kiek iš tikrųjų tų mūsų įgūdžių bus perimta, koks tas procentas ir ar aš tikrai turėčiau bijoti. Tai LinkedInas atliko tokią paiešką ir apklausą ataskaitą Future of Work. Jeigu norite, galite pasižiūrėti daugiau, yra internete. Ir pasižiūrėjus į kelias pozicijas, aš tiesiog labai aiškiai matau, kad tie žmonės, kurie turėtų bijoti labiausiai, tai yra patys programuotojai, kurie ir kuria tą dirbtinį intelektą, kurie ir kuria tuos visus įrankius. Taip, tai nesam galbūt ne tiek, kiek projektų vadovai ar kažkokios kitos pozicijos. Taip, tai yra iš tikrųjų programuotojai, žmonės, kurie dirba su kodu, jų būtent darbą labiausiai ir pakeičia dirbtinis intelektas. Na, o visose kitose srityse matote, klientų aptarnavimo atstovas. Galima netgi iki 78% pakeisti įgūdžių. Pardavimų vadybininkas 59%. Projektų vadovas 28%. Ar tai reiškia, kad jūs turėtumėt bijoti ir pradėti mąstyti, ką jums reikės daryti likusį laiką? Tikrai ne. Reikia bandyti pasimti tuos įrankius, juos adaptuoti savo verslui ir turėti dar daugiau laiko jį toliau stiprinti ir kurti. Tai reiškia, kad mes turime daugiau laiko analizai, daugiau laiko tyrimam, daugiau laiko įsigilinimui į savo verslą, klientam ir komandai. Ir taip pat man viena labai įstrigusi frazė, tai yra vieno AI instituto generalinio direktoriaus frazė, Oren Edzonė. Dirbtinis intelektas tai yra įrankis. Taip, tai yra įrankis ir mes patys pasirenkame, kaip jis bus įdiegtas. Tai nėra, kad kažkas ateina ir mums sako, naudokit dabar. Ne, mes visi kaip žmonės individualiai pasirenkam, ar mes jį naudosim ir kaip mes jį pritaikysim. Tai iš tikrųjų būtent su ta mintim aš ir noriu jūs palikti per šį visą pranešimą, kad į visus įrankius, kuriuos aš jums šiandien parodysiu, jų nebus labai daug, bet turėsiu skaidrę, kurie bus visi likę, apie kuriuos galbūt nepapasakosiu, kad jūs mąstytume taip, jog šį įrankį galiu panaudoti, šis galbūt ne man, šį galbūt galėtų naudoti mano kolega, taip ir mes patys tai pasirenkame. Gerai, na, o dabar norėčiau šiek tiek parodyti jums, kadangi vis tiek jau apie revoliuciją suprantam, žinom, kas yra dirbtinis intelektas, tai natūraliai kaip jį pritaikyti. Aš esu mažo arba vidutinio dydžio verslininkas, ką aš galiu su tuo padaryti? Kotryna, ačiū, kad papasakai, bet ką toliau, ką praktikoje. Štai čia yra Onutės gėlės. Aš norėčiau jums parodyti vieną pavyzdį. Aš tiesiog paėmiau vietinį verslą, tai yra gėlių kioskelis Šeškinėje. Mažas, smulkus verslas, Onutė turi tam tikrą kiekį gėlių, kiekvieną dieną jas pardavinėja, žmonės ateina, pro kioskelį yra reguliarūs klientai, bet Onutė turi tam tikrų norų vystyti savo verslą toliau, galbūt už Vilniaus ribų plėsti į kitus miestus ir taip toliau. Tai aišku, aš tada ateinu ir papasakoju jai, kaip ji gali naudoti dirbtinį intelektą ir tiesiog pagerinti savo verslo būklę. Dėl to, kad kaip matom, tas pats kioskelis, jis toksai tikrai ne pats gražiausias tekstas atspausdintas ant lapų ir taip toliau. Taip? Tai gerai, tai pasižiūrim tada, ką Onutė gali daryti. Tai pirmas įrankis yra luka.com ir tai yra įrankis, kuris sukuria visą brandingą jūsų įmonį. Jeigu jūs neturit rinkodaros žmogaus ir norit, kad jums būtų dizainas, ten vizitinių kortelių, logotipas, visa kita, tai yra būtent šis įrankis, kuris realiai jums įrašys savo verslo pavadinimą per 2 minutes ir parinkus, kokioj srity jūs esat, jis jums sukuria, kaip atrodys jūsų logotipas ant maikutės, kaip atrodys jisai ant sienos, kaip jisai atrodys vizitiniai kortelė ir visur kitur. Ir jūs galite rinktis iš 100 logotipų. Tai realiai tiems, kurie, pavyzdžiui, neturite resursų marketingui, tai čia yra vienas iš sprendimų.
Tai gerai, Onutės gėlės jau turi kažkokį tai vizualą, jau turi logotipą, 2 minutės man užtruko, taip? Važiuojam toliau, svetainė. Onutė nori pardavinėti gėlės, bet neturi laiko kurti svetainį, neturi net žinių, kaip svetainę kurti. Tai yra durable.co. Ir šioj svetainiai iš tikrųjų vėlgi užtenka parašyti, koks yra jūsų verslas. Aišku, po to galima ten pridėti papildomų žodžių ir visą kitą. Bet realiai per 3 minutės sukuriamas yra visa svetainė jūsų verslo. Jeigu norit, pavyzdžiui, parodyti programuotojams, kaip turėtų atrodyti, jūs net patys galite pasidaryti ir parodyti. Tai iš tikrųjų, kai pagalvoji, gali būti ir rinkodaristas, ir programuotojas svetainės per kelias minutės. Taip? Tai durable.co. Tada toliau galvojam, kaip atrodys pats stendas ir kioskelis ateityje, mes norim jį visiškai perdaryti ir kaip atrodys tas logotipas ant pačio kioskelio. Ir štai čia yra keletą vizualų sukurtų per kelias minutės su DALL-E 3 programa. Vėlgi nemokamos programos, aš visą tai, ką rodau, tai yra pasiekiama kiekvienam iš jūsų. Bet tai yra tiesiog sukurti, įsivaizduoti, jeigu norite, pavyzdžiui, kurti naują pakuotę, jeigu norite kurti naują produktą. Jums nebūtina iš pat pradžių to nupiešti, jūs galite iš tikrųjų pasitelkti dirbtinį intelektą ir tiesiog turėti tam tikrą pavyzdį. Taip? Toliau mes galvojam, gerai, mes turim dabar brandingą, mes turim svetainę, ką mes darom toliau, kaip mes reklamuojam save socialiniuose tinkluose. Kaip matėt, ant Onutės kioskelio buvo labai daug citatų, vadinasi, jinai tą mėgsta. Gerai, tai mes pabandėm padaryti keletą nuotraukų su Midjourney ir tiesiog pažiūrėti, kas gali būti mūsų tie influenceriai. Tai Joe Biden, aišku, tikrai pritrauktų dėmesį, bet tada reikėjo ir kitokių variacijų, ten pavyzdžiui, kitokiom progom, gimtadieniais, ten ir taip toliau. Tai vėlgi, tai galim sukurti su Midjourney, užtrunka iki 10 minučių ir galim puikias kampanijas pasigalvoti ir rasti įvairių influencerių virtualių, kurie net patys apie tai nežino. Toliau turim jau socialinius įrašus. Taip, nuotraukos sugeneruotos, Onutė jau džiaugiasi, jau Instagramas pradėjo važiuoti, Facebookas jau važiuoja. Toliau galvoja, reikia video. Video visą laiką sukuria tokį gerą jausmą, gali parodyti, kaip viskas atrodo ir taip toliau. Taip? Tai pasitelkiam Runway ML įrankį, mes sukuriam per kelias minutės iš tekstų. Aišku, tai nėra realu, bet tai yra tam tikri kadrai, kurie yra tiesiog sukuriami dirbtinio intelekto. Taip? Tai vėlgi, tai užtrunka kelias minutės, Onutė labai džiaugiasi, nereikia leisti jokių resursų ant rinkodaros žmogaus. Gal čia aš pati savo kišuosi pagalius į ratus, bet iš tikrųjų tai vyksta labai greitai. Taip? Gerai, toliau, Onutė sako, aš neturiu laiko iš tikrųjų kitose miestuose būti ir pardavinėti gėles. Aš turiu vieną kioskelį, aš gyvenu Vilniui, aš noriu būti Vilniui, ką darom toliau. Sakau, gerai, yra inovatyvūs kioskeliai, kuriuose žmonės gali pirktis gėles patys, tai yra self-service kioskeliai, kaip jie atrodys. Mes vėlgi generuojam tos kioskelius, žiūrim, kaip jie atrodys. Gerai, reklamą turim. Ką darom su pardavimais? Pardavimai patys neteina. Jiems irgi reikia kažkokios pagalbos, reikia kažkokių laiškų, newsletterių ir taip toliau siūsti klientam žinutes. Taip. Pasitelkiam, aišku, ChatGPT. Ir paprašom, kad parašytų moters dienos progą mums kelis laiškus. Ir tada parašom, kad, pavyzdžiui, turi būti kažkokia nuolaida, kam yra tas laiškas skirtas ir, aišku, ChatGPT visą tą laišką mums ir parašo. Ir tada galime toliau tiesiog iteruoti, prašyti, pavyzdžiui, sutrumpinti. Aš paprašiau, kad ChatGPT sutrumpintų, nes man tas laiškas buvo kiek per ilgas. Ir žiūrim tada, ką vėlgi ChatGPT parašo man daug trumpesnį laišką. Taip? Tai čia vienas pavyzdys. Sakau, e-mailus turim, dabar man reikia SMS žinučių. Parašyk man kelias SMS žinutės su vėlgi to pačiu kodu, nuolaida, visa kita ir aš noriu išsiųsti vėlgi klientams. Tai vėlgi viskas yra parašoma per 2 minutės, turim žinutės, turim laiškus, galim pasikoreguoti, Onutė jau turi pardavimų patirties. Savotiškas. Ir apie ChatGPT dar labai greitai, nes ChatGPT šiaip yra labai universalus įrankis, galima daryti daug ką. Galima, pavyzdžiui, jeigu turit pardavimų dokumentą savo Excel paskutinių metų, taip, aišku, jūs patys esate atsakingi už ten privačius duomenis, bet jeigu turite dokumentą be duomenų asmens,
galite įdėti į ChatGPT ir paprašyti, kad padarytų grafiką iš kada vyko daugiausia pardavimų, arba paanalizuotų, kodėl, kokio produkto ir taip toliau. Taip, tai gali padėti jums analizuoti jūsų turimus duomenis. Ir vėlgi, versti iš vienos kalbos į kitą. Jeigu norite kažkokią naują rinką įeiti, galbūt nemokat ispaniškai, bet ChatGPT tai moka, tai galite duoti ChatGPT. Tai daug įvairiausių dalykų. Tada dar, kalbant apie pardavimus, yra toks įrankis, jis dabar yra tik tai anglų kalba, Levander, ir jisai, pavyzdžiui, gali analizuoti kiekvienam laiške, kai mes siunčiam, ar geras tas laiško parašymas, kaip tas žmogus jį priims ir duoti mums savotišką skaičių, taip pat padėti mums tą laišką parašyti. Tai vėlgi yra tokie įrankiai, aš galbūt noriu, kad jūs tiesiog žinotumėt apie juos, bet jie jau egzistuoja ir jie ateis ir į Lietuvą greitų metu. Gerai, turim žinutes. Viską turim, galvoju, Onutė reikia nusifilmuoti ir jai, nes jinai yra pagrindinis veidas, bet Onutė sako, aš prieš kamerą nelabai gerai jaučiuosi, tai gal kažką dirbtinis intelektas gali padaryti. Ir aišku, mes tada jau su dirbtiniu intelektu bandom daryti tą promotional video, visą tokį reklaminį. Sveiki. Labai smagu, kad apsilankote pas mane. Gėlės yra lyg širdies atspindys. Užsukite į Onutės gėlės. Prašau. 2 minutės, prašau, Onutė, kviečia jūs užsukti į Šeškinėje esantį kioskelio Onutės gėlės. Ir tikrai, jeigu dar praleistumėm daugiau laiko ir tą video pakoreguotumėm ir pakeistumėm, galbūt gėlių kažkokių pridėtumėm, taip, tai jis būtų dar geresnis. Suprantu, balsas šiek tiek toks robotiškas, taip dar ne iki galo mes suprantam, ar čia lietuvis žmogus ar ne. Bet ar čia robotas? Taip, bet jau mes turim tokią pradžią. Taip ir galima, aišku, duoti HeyGen įrankiui pasirinkti bet kokį avatarą, parašyti bet kokį tai tekstą ir tie avatarai mums jį pasako. Tai jūs galite, jeigu turite, nežinau, kepyklėlės verslą, padangų verslą, bet kokį mažą, didelį galite savo tekstą duoti, jau lietuvių kalba yra, bet tik vienas balsas, tik vienas moteriškas balsas. Taip, tada Onutė sako, bet aš nenoriu būti reklaminis veidas, dažnai būna ir kitų žmonių. Kotryna, gal tu nori pabūti reklaminiu veidu? Aš irgi laiko neturiu, aš irgi verslą turiu, tai ką man daryti? Galvoju, gerai, pabandysiu tada, kad vietoj manęs pašnekėtų dirbtinis intelektas. Sveiki visi, mano vardas Kotryna ir aš padedu Onutei. Sveiki visi, mano vardas Kotryna, aš padedu Onutei. Nelabai gerai skambėjo iš tikrųjų ir nelabai gerai atrodė, bet tai yra pradžia. Aš supratau, kad jeigu aš būčiau praleidus prieš geras kameras, prisifilmavus kokias 20 minučių, aiškiai ir aiškiai pašnekėjus, tada jau ir viskas būtų daug geriau atrodę, bet čia buvo kelių minučių darbas. Taip, tai ką mes galim daryti. Bet galvoju, Onutė prašė, kad ir Lenkijoje reikia pardavinėti, gal lenkų kalba dar kokį video išleisti. Pažiūrėjau, kaip tai atrodytų. Witam wszystkich, nazywam się Kotryna i pomagam Onutę. Prašau, lenkiškai, bet kokia kalba, nesvarbu į kokią rinką norite nueiti, taip, tai gali kalbėti ir kita kalba, bet kokia, lenkiškai, ispaniškai, vokiškai ir dar net geriau atrodė negu lietuviškai. Aš tai būčiau patikėjus visai šitą video. Gerai, kas dar mums lieka? Turime taip pat kitą įrankį tom.ai. Tai yra prezentacijos įrankis. Ir Onutė nusprendė plėsti verslą ir sako, aš noriu prieš SEB banko investuotojus ateiti ir papasakoti apie savo verslą. Ir aš sakau, tai gerai, tai panaudojam tom.ai ir sukuriam tau greit prezentaciją. Tai realiai prezentaciją sukuria per kelias minutės, tik tai, kad šiuo metu angliškai kol kas dar jis yra. Bet vėlgi įrankis tiems, kurie, tarkim, sėdit ir galvojat, vėl ta prezentacija, kur reikia pristatinėti savo verslą. Tai va čia tas įrankis yra. Tai žiūrėkit, turim ir video, ir tekstą, ir žinutes, ir turim visokius tai video su manimi, nors aš nesifilmavau tenais kaip ir taip, tai turim realiai viską. Ir kalbant apie rinkodaros ir pardavimų skyrius, įrankius tiksliau, tai yra jų įvairiausio. Ir mato, čia aš bandžiau sudėti visus absoliučiai įrankius iš rinkodaros srities, visus iš pardavimo, tai tikrai drąsiai darykit nuotrauką. Čia jau yra tas metas, kada mes įsidarom nuotrauką. Ir kai kurie iš tų įrankių, matot, jie persipina. Tai yra taip pat ir marketingo, ir pardavimų įrankiai. Taip? Tai jų yra daug, jų daugėja.
Ir mes iš tikrųjų kiekvienai užduočiai, ar tai yra vizualai, ar tai tekstai, ar tai žinutė, ar tai bet kas, mes realiai galime rasti įrankį ir tikrai galėsime jį rasti ateityje savo palengvinti vienus ar kitus procesus. Ačiū, kad dalyvavote ir nepamirškite Onutės gėlių. Ačiū Jums labai, tikiuosi, kad įsikvėpėte, tikiuosi, kad sužinojote kažko naujo, įrankių ir dar kartelį, dirbtinis intelektas yra tik tai įrankis ir nuo mūsų pačių priklauso, kaip mes jį naudosime. Dėkui labai. Ačiū Kotryna, nepabėk prašau. Turime laiko ir keliems klausimams, gal turime iš auditorijos? Pakelkit ranką ir prieisim su mikrofonu, kad jūs visi girdėtų. Droviai šiandien. Droviai, bet galbūt turime per nuotolį. Ne, panašu. Turime. Gerai. Kotryna, kalbant apie dirbtinio intelekto įrankius, ko galime tikėtis netolimoje ateityje? Tai dar daugiau įrankių, kuriuos parodžiau panašaus rango, bet taip pat galime tikėtis, kad dirbtinis intelektas galės bendrauti vienas su kitu, tai kiekvienas modelis yra labai skirtingas. Vienas modelis, pavyzdžiui, yra apie pardavimus, kitas modelis yra apie rinkodarą, trečias yra apie dizainą. Tai ateityje mes turėsime Interactive AI, kas yra realiai interaktyvus dirbtinis intelektas, kuris galės bendrauti tarp įvairių modelių ir kalbėtis vieni su kitais. Tai... Super. Turime dar, pasirodo per nuotolį klientai šiek tiek aktyvesni. Ar yra galimybė atpažinti, kuris turinys buvo sukurtas būtent dirbtinio intelekto pagalba? Jeigu skaitai kiekvieną dieną labai daug įrašų su ChatGPT ir pats naudojasi, tada manau, kad tu tiesiog pradedi matyti po kurio laiko, kas yra sukurta su ChatGPT, pavyzdžiui. Bet jeigu tu nesinaudoji tais įrankiais, tai tau labai sunku yra pamatyti, o šiaip socialiniuose tinkluose ar kažkur nėra žymima, ar tiesiog randama, kad va, tai buvo sukurta su dirbtiniu intelektu. Tai jeigu tu, sakau, dirbi rinkodarai kaip aš, tu pradedi matyti po kurio laiko, kad aha, čia tokia struktūra, čia labai panašu. Bet kiti žmonės nemanau, kad tai pastebėtų. Na ir trečias, paskutinis klausimas. Ką daryti, jei nori naudotis dirbtinio intelekto įrankiais, tačiau įmonės duomenys yra konfidencialūs? Ar dirbtinio intelekto įrankiai yra patikimi? Tai, kaip ir minėjau, su visais privačiais ir tokiais asmeniniais duomenimis reikia juos nuasmeninti. Taip, reikia, jeigu mes naudojam tą patį Excel dokumentą, norim, kad išanalizuotų ar nupieštų kažkokį grafiką mums dirbtinis intelektas, reikia tiesiog pasakyti, tiesiog ištrinti tas eilutes, kur yra vardai, duomenys kažkokie asmeniniai. Ir yra taip pat įrankių, kurie nuasmenina duomenis, kaip sakant, tiesiog užkoduoja ir leidžia tiesiog, pavyzdžiui, analizuoti pardavimus. Na ką, panašu, kad mūsų ateitis tikrai laukia. Dar viena ranka, matau čia. Prašau. Bet vis tik sakykit, dabar ką pristatė, tai yra vis tiek kūrybos pakaitalas. Anksčiau parodė, kad jeigu techninį darbą pakeičia dirbtinis intelektas, tai viskas ok. Bet čia jau net kūrybinis darbas. Tai vis tiek priešprieša, reiškia, kūrybininko ir dirbtinio intelekto turėtų likti, nes daugelis tokio žemesnio lygio kūrybininkų tikrai praras darbą. Ar ne? Jie darbo galbūt nepraras, bet jie tikrai turi išmokti naudotis tais įrankiais, nes jeigu jie to nepadarys, atsiras kiti tokios pačios patirties žmonės. Taip, turi kelti kvalifikaciją ir jie tikrai darbo to nepraras, bet, pavyzdžiui, jeigu tu ateisi ir sakysi, aš tau per valandą galiu parašyti 2 tekstus, o ateis kitas toks pats žmogus ir sakys, aš tau galiu 10. Tai tada jau tu prarandi tą savo pardavimą. Tai ką, dar kartą ačiū Kotrynai. Ačiū. Užleidžiu. Dėkui.